Sveiki visi žiūrintys mūsų kanale Suvalkijos Fider klubas. Esam prie Kauno marių. Norim šiandien pabandyti pagaudyti naktį. Tikslas yra karšiukas, karasiukas. Žiūrėsim kaip seksis. Norim išbandyti naujus jaukus. Zamataro. Pabandysim kaip jie. Pačiupinėjom. Turim 3 kg. Feederis. Toks geltonas, gan smulkios frakcijos. Matosi grūdelių visokiausių. Kukurūzas. Labai smulkiai. Karšis irgi. Toks raudonų dalelių turi. Dar nebandėm. Ir dar vienas vokiškas pavadinimas, vokiškai nelabai suprantu, bet kiek supratau, tai pradinis šėrimas, kažkas tokio turėtų būti. Tai va, žodžiu, pabandysim, pamaišysim, pažiūrėsim, kas čia per frakciją, kiek drėkinimo prašo. Kvepia citrusu. Pilam viską. Kvepia tokiu grinai, daug labai biskvito. Pilam irgi. Ir feederis. Kažkas lyg cinamonas, Ne, labiau cinamonas kažkas. Nebus įdomu. Opa, irgi viską. Turim 3 kg. Pasukam. Liekam kokią 10 minučių, kadangi gaudysim čia gan seklioj vietoj, tai čia reikia neštis kokį 30 metrų, pedaną statysim ir žiūrėsim, ieškosimės dugno. Vanduo skaidrus, žiauriai skaidrus. Kol kas vienas, paskui atvyks draugai. Draugas tiksliau. Taip žiūrėsim. Naktis dabar trumpos jau, nuo 11 pagaudai iki pusę 4 ir viskas, jau velškės sugaunas. Na va, jaukas kaip ir paruoštas, matot, įsiryškina visokias stambesnės dalelės. Matosi, kad yra ir kukurūzų, raudono džiūvėsėlio. Nedėjom jokių saldiklių, nieko ir panašiai. Ir nedėsim žalio džiūvėsio, galvojom, bet irgi tiek to, bandom viską grinai su jauku ir pasižiūrėsim. Kvapas tai toks kaip obuolių pyrago, va kažkas tokį grinai gausi. Ar čia gerai? Pamatysim. Na, jau kai užmaišyti, einam prie gyvų masalų. Ką šiandien noriu, ką aš jums parodyti įdomaus. Dzikų matote kiek. Kadangi naktį būsim ant 2, tai čia gaunasi po 2 litras dziko. Tai žodžiu, manau, galbūt užteks, gal ne, bet žiūrėsim kaip yra. Ką aš jums noriu parodyti. Yra tokie daiktai, va. Pokšt. Labai patogus dalykas. Geras dalykas kastrį plaut. Susidedi kastrį, įdedi vandenį ant kokios virvutės, palieki vandenį ir tau viskas plaunasi. Va, kastriukas irgi
Dar vienas įdomus daiktas. Eva dėžutė dzikam. Kodėl tiksliau gal jis reikalingas mums žvejybai? Patys matote, kaip dzikas yra pjuvenų, kiek turi. Visokių miltelių, pjuvenų ir taip toliau. Pjuvenos žuviai tikrai nereikalingos ir koks yra privalumas šitą indelį, kad tu, pavyzdžiui, įsidėdamas dziku, paimkim taip, matote, visokie šlamštai. Ir per tas skylutes mes galime užsekti ir, kaip sakoma, viską prasijoti. Dzikas niekur nepabėga, o pjuvenos su miltais iškrenta. Kai masalai beveik paruošti, naminis kasteris, dzikelių spalvotų, daug dziko, kitoks kasteriukas, normalus, kaip sakant. Mėgstam kartais mes ir va tokį pabandyti Kauno mariam. Ir viskas. Platformos jau suneštos. Laukiam vakaro. Einam dugną skanuoti ir žiūrėsim. Žmonės renkasi po biškį, tikisi karoso. Žiūrėsim, kaip mums bus. Ką, distancija rasta, siejama motoro šulinukus, matot koks per pusę delno, 10 susileisim į startą ir bus puiku. Na ką, iš startinio šėrimo sumažinam biškį šėriklėlę, dasikarpom, siemam pavadėlį. Ir viskas, pradedam žvejybą. Žodžiu, pasitikrinam taškus. Po startinio šėrimo praėjus 10 minučių atsiliepė pirmas karšiukas, paskui antras. Ir žodžiu, kiekvienu metimu vis yra kibimas. Atvažiavo draugas, einam, aplankysim, pakalbėsim ir tęsim žvejybą. Tikslas yra ne, kad dabar vakare viską gaudyti, o naktį pasilikti. Tai, žodžiu, ką pastebėjau, kol kas laikinai tai svarbiausia duoti dziko tyrelės ir viskas eina kaip per sviestą. Ant kablio 5 matiliukai uždaryta dzikeliu. Viskas yra, kol kas viskas yra puiku, tik tai, kad dydžiai tokie iki pusę kilogramo, didesnių kažkaip nėra. Gal didesnį naktį tais, tai pamatysim, viskas dar prieš akis, kaip sakoma. Pasiruošimas vyksta, va, atvyko draugas. Su pedanais, vargstam, kaip sakoma, nu nieko nepadarysi. Toks jau mūsų hobis. Žyvė. Jebra, žiūrėkit. Džiukas, karpiukas. Atkabinam ir iškart leidžiam. Tegu gyvena, auga ir kažkada ateityje mus džiugina. Nu ką, mariukas gaudo. Karšiukas kimba kaip išprotėjęs. Po 20 galvų turim jau. Žodžiu, nieko nededam. Įsietos laukiam nakties didesnių. Panašiau, bet sportininkai kaip išprotėję kimba. Distancija 35 metriukai. Patys matote, va. Karpiukas. Nu, Mariuk, parodyk, ką ten pagavai. Nedidukas, ane? Supratau. Ką, jau beveik 2. Turim kol kas tik vieną didesnį. 1,5 kilo gal kokią. Daugiau gal biškį. O visi kiti mažiukai. Ir kol kas daugiau nieko rimtesnio. Dar pasidėsim kokią valandėlę ir eisim ilsėtis.
Ką turime po 3,20 ir turim vieną karšiuką. Dar vieną. Turime 3 viso didesnius ir daug mažiukų. Iškel graibštą parodyk. Opa, puiku. Nu ką, ankstyvas rytas, jau planuojam baiginėti žvejybą. Draugas dar traukia puskaršiukus. Bendrai turime, draugas nežinau kiek, neskaičiavo, aš turiu 37 galvas. Per visą dieną realiai, tai nėra nei daug, nei mažai. Naktį kibimai reitėjo, bet teko didesnių biškiuką pagauti, porą vienetų didesnių. Draugas irgi pagavo didesnių. Žodžiu, turime planų tam tikrų. Šiandien tai kaip ir planuojame jau po truputį baigti žvejybą. Pasižiūrėsim, ką pagavom. Svertai nėra čia ko. Vis tiek visas žuvis keliauja, kaip visada, atgal. Ir pasidarysim porą nuotraukyčių atsiminimui. Susikrausim daiktus ir važiuosim ilsėtis. Ką, va, turime 2 karšiukus didžiausius. Tai esmė yra tokia, kad visi kiti mažučiai keliavo iškart namučio. Galvojam, didesnius pasižiūrėsim. Tai ką, iki kitų kartų.